Labadiena, laikas Ignalinos televizijos informaciniai laidai. Dėkoju, kad žiūrite. Jūsų dėmesiu Ignalinos rajono savivaldybės informacija. Labadiena. Šiais metais Ignalinos rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą Europos kultūra – visi skirtingi, visi lygus. Projekte kaip partneriai dalyvaus Lenkija, Latvija, Čekija ir Prancūzija. Laukia daug gražių renginių, meno rezidencijų, plenerų, parodų, koncertų. Veiklas užbaigs tarptautinis meno kolektyvų festivalis Ignalinoje. Šie metai atnešė naujovių ir atliekų rūšiavimo srityje. Tampame modernesni ir mokomės vis labiau ir atsakingiau rūšiuoti. Ignalinos rajone jau galima naudotis tekstilės konteineriais. Ant kiekvieno konteinerio užrašyta, ką galima ir ko negalima įmesti. Tinkamai rūšiuojant tekstilės atliekas siekiama, kad kuo daugiau jų būtų panaudota pakartotinai arba perdirbta. Daugiabučių namų gyventojai pradeda rūšiuoti ir maisto atliekas. Jiems dalijami specialūs kibirėliai. Apie tai kalbėjome su savivaldybės įmonės Kompata direktore Rasa Šatienė. Šiais metais Ignalina pradeda labiau rūšiuoti atliekas. Gal tada plačiau apie maisto ir tekstilės rūšiavimą papasakokit. Labadiena. Nuo sausio 1 dienos pagal ES direktyvas maisto atliekos atskiriamos nuo mišriųjų atliekų. Ignalinos rajonas taip pat startuoja su šita misija rūšiavimo ir buvo perduota gruodžio mėnesių tarybos rūšiavimo atliekų, maistinių atliekų konteineriai, tekstilės konteineriai. Tai šiuo metu tekstilės konteineriai pastatyta aikštelėse ir maistinių atliekų konteineriai pastatyti jau prie požeminių aikštelių. Vietos nurodytos pas mus tinklalapį ir Facebooko puslapį, taip pat savivaldybės tinklalapį. Prašom sekti informaciją. Maisto kibirėliai jau baigiami išdalinti Ignalinos mieste daugiabučių gyventojams. Ir šiandien jau išdalinti Vydiškėse, taip pat daugiabučių namų gyventojams. Sunkumai tokie, kad jau ir dabar pastebėjom, kad maistinės atliekos metamos be maišelių. Kiek buvo rašyta, kokia informacija skleista, kad negalima mesti be maišelių. Maišeliai naudojami bet kokie, kuriuos jūs naudojate mišrioms atliekoms. Daug informacijos girdim jau ir praeitų metų gale, ir šių metų pradžioje skelbė ir LRT televizija, ir daug kitų televizijų, radijos, kad bus dalinami oranžiniai maišeliai. Tai tiesiog ne visur tai daroma. Tai sprendžia regiono atliekų centrai. Utenos regiono atliekų centras leidžia mesti į bet kokius maišelius, todėl, kad pas mus yra pastatyti konteineriai atskirai maistiniam atliekom. Vilniaus rajonas to nedaro dėl to, kad pas juos neskiriame mišrios nuo maistinių atliekų, bet maistinės atliekos metamos į oranžinius maišelius, kur eigoje bus jie atskiriami. Pas mus truputėlį kitaip ir prašom sekti mūsų informaciją, Ignalinos rajoną. Nemesti tikriausiai be maišelių, todėl kad užsiterš greitai tie konteineriai, o vasarą ir kvapas bus labai nemalonus. Tai žinoma, tiesiog dar kartą prašyčiau gyventojų, kad vis tiek, jeigu informaciją mes rašom, jeigu dedam lipdukus, taip pat ant tų kibirėlių, kur išdalinom, ant maistinių konteinerių, kad nemesti be maišelių, tai norėtumėm, kad tai ir vykdytumėt. Todėl, kad yra bendro naudojimo konteineriai, jie tikrai ir dabar šiuo metu prišals maistas, ir kvapas bus, ir parazitai visokie. Tai tiesiog būkim pilietiški ir darykim taip, kaip priklauso. Taigi dar kartą primename, negalima mesti maisto atliekų į konteinerį štai taip, be maišelių. Reikia atlieką sudėti į maišelius, o maišelį užrišti.
Taip pat labai negražūs tokie netinkamą elgesį rodantys vaizdai prie konteinerių. Kartoną reikia sudėti į popierių skirtą konteinerį, baldinės plokštes vežti į stambę gabaričių atliekų aikštelę, o nupuoštas eglutes į specialiai tam paruoštas vietas Laisvės aikštėje ir Juozo Čepulėno gatvėje. Koks jūsų vardas? Jonas. Tai gerbiamas Jonai, kaip sekasi rūšiuoti atliekas? Ar rūšiuojat Puikiai. namuose? Taip, kaip matot, rūšiuoju. O dabar pastebėjot, kad ir maisto, ir tekstilės. Taip. Ar jie reikalingi jums? Be abejo reikalingi, aktualu. O jūs bute gyvenat? Ne, sodybai. O tai maisto atliekas jau gal seniai rūšiavot Taip, kažkaip, be abejo. kompostavot? Be abejo, taip. Ir čia tenka kitą kartą. Tai va, taip kad džiaugiuosi, kad į Europą einam. Šią savaitę apsilankėme autobusų stotyje, kalbėjomės ir su keleiviais, ir su darbuotojais, ir apie gerus dalykus, ir apie nusiskundimus. Kadangi nuo sausio 1 dienos visi keleiviai Ignalinos rajone vietinio susisiekimo autobusų maršrutais vežami nemokamai, norėjome paklausti pačių keleivių nuomonės. Trečiadienio popietę autobusų stotyje jų nebuvo daug, o ir tie patys nelabai kalbūs. Dabar jau važinėjat nemokamai. Ar gerai, kad tas nemokamas važiavimas? Gerai. Naudojatės autobusu? Kartą. Dažnai važinėjat autobusiukais? Dažnai. Dabar nemokamai. Ar patenkintas tu Nu esat? tai žinoma, visgi indieną aš rūbliais. O važiuojat kasdien? Ne kasdien, bet dažnai. O iš kur? Vėdiškės. O, tai labai netoli. Netoli. Bet vis tiek smagu. Nu tai visgi. Tai gero kelio. Nu, O dažnai važinėjat autobusiukais? Kaip išeina, labai retai. Retai. O dabar, kai nemokamai, gerai, kad padarė taip? Man tas pats, žinokit, dėl 3 eurų. Arba taip, arba taip. Mhm. Aišku, gerai. Sutikome ir pro Ignaliną pravažiuojančių keleivių, nelabai patenkintų. Kur keliaujat? Aš keliauju į Uteną. Faktiškai iš Švenčionių nėra tiesioginio autobuso. Reikia važiuoti į Ignaliną, iš Ignalinos su Marijampolė į Uteną. Va tokia problema Lietuvos. Va. Anksčiau į Švenčionis važinėjo 3 autobusai, dabar ne vieno. Bet man atrodo, gali padaryti nors per savaitę porą reisų. Kažkodėl. Žmonės važiuoja polikliniką į Švenčionių. Yra proftechninė, yra kolegija, medicina. Nu, Tai jūs iš Švenčionių važiuojat čia ir tada? Taip. Arba tada iš Švenčionių važiuoju į Vilnių, o iš Vilniaus į Uteną. Apie nemokamą vežimą ir kitas aktualijas kalbėjomės su Ignalinos butų ūkio transporto skyriaus vyresniuoju vadybininku Povilu Zabolevičiumi. Ta žinia, kad dabar jau važinėja visi nemokamai rajone, jums jinai yra gera ar nelabai? Man asmeniškai, tai kadangi buvo toksai valdžios užmanymas, ta prasme visų kandidatų toksai buvo noras, tai aš maniau, kad anksčiau ir vėliau tai bus padaryta. Kas liečia mus kaip įmonę, sakykime, mes tam buvom pasiruošę faktiškai ir dabar vykdom. Kiek gal trumpai. O žmonės, gal atsiliepimai kokie žmonių? Kiek vairuotojai pasakoja, ta prasme, visi žmonės į tai džiaugiasi, ypač tie, kurie yra dirbantys, kurie važiuoja ir ryte, ir vakare, tai jiem susitaupys ženkliai sumą. Koks dabar jūsų tas autoūkis? Čia vat kaip tik išvažiuoja autobusiukai 2, visai tokie neblogi atrodo iš išvaizdos. Kokia ta techninė bazė jūsų? Techninę bazę mes stengiamės kiekvienais metais vis bent po vieną autobusėlį atnaujinti. Aišku, sugebėdavom naujų, tai tikrai nesugebėdavom įsigyti, pirkdavom dėvėtus, bet juos patvarkius jie ganėtinai gerai tarnauja. Jeigu statistiką pateiktumėt, kiek ko turit? Turim faktiškai vien tik tai mikroautobusus 14 vienetų ir vieną didelį autobusą, kuris yra 50 vietų. O mikroautobusai yra nuo 16 iki 19 sėdimų vietų keleiviams.
Aišku, bijom vieno dalyko, kad bus didelis kiekis žmonių norinčių važiuoti ir tiesiog nesutalpinsim į turimus mikroautobusus. Bet kol kas neatsirado tų pulkų dar. Kol kas neatsirado, bet Vasarą galbūt. Matot, reikia įvertinti, kadangi po šventinis laikotarpis žmonės turbūt mažiau važiuoja kol kas. Aišku, reikia įvertinti dar tokį dalyką, kad yra pašalpų mokėjimo metas, pensijų mokėjimo metas, tai gal šituo laikotarpiu, sakykime, būtent jisai dabar ir prasideda, sakykime, gal bus tas didesnis kiekis važiuojančių. Bet kol kas, kiek su vyrais esu bendravau, tai kol kas važiuoja tie pastovūs klientai, kurie važiuodavo ir anksčiau. Dar tokių didelių, kaip sakyti, srautų nejaučiu. Na ir norėtumėm, kad pakomentuotumėt vieną tokį nusiskundimą, net ne vieną, kad savaitgalį, jeigu žmonės važiuoja, pavyzdžiui, būna šalta, autobusų stotis, ta laukimo salė būna užrakinta. Ar jūs galvojate, tai normalu? Jinai yra užrakinta dėl ko? Dėl to, kad savaitgaliais, reiškia, mes neturim budinčio žmogaus, kuris išvaikytų, sakykime, tuos asocialius asmenys. Jie sulenda į tą stotį ir tiesiog, vyksta balius, aš jums taip tiesiai šviesiai pasakysiu. Čia su policija kažkaip sutarus, kad kiek žvilgtelėtų tuo laiku. Aš esu bandęs šitos taip daryti, bet faktiškai pareigūnai pravažiuoja ir į vidų neužeina. Ir tos realios situacijos nemato. Kad ir šitą savaitgalį buvom eksperimento būdu šeštadienį atrakinome salę ir baigėsi liūdnai. Vienu žodžiu, tikrai vyko asocialių asmenų susibūrimo vieta tapo ir normaliam žmogui, keleiviui, faktiškai užeiti tiesiog neįmanoma. Bet nenormali situacija, kai normalus keleivis, esant dideliam šalčiui, tiesiog neturi kur pasislėpti, nėra tos laukimo salės autobuso. Yra kitas variantas. Tiesiog keleivis, kuris, sakykime, laukia stotyje, jisai visą laiką gali užeiti į dispečerinę. Čia yra ir kur atsisėsti, ir šilta, ir taip galima tą problemą išspręsti. Tai gal jūs kažkokį užrašėlį padarykit, nes, pavyzdžiui, tikrai turbūt nežino žmogus, kad gali ten užeiti. Manau, galima spręsti ir tokiu būdu. Taip sakyti, kad savaitgalį laukimo salė yra būtent pas dispečerį. Kaip sakė Saulius Zabolevičius, dabar transporto skyriuje dirba 26 darbuotojai, 15 iš jų vairuotojai, o netrukus vyrų gretas papildys ir viena vairuotoja mergina. Sausio 11 dieną Ignalinoje lankėsi ir su savivaldybės vadovais, rajono švietimo įstaigų direktoriais, švietimo skyriaus atstovais susitiko Vytauto Didžiojo universiteto rektorius profesorius Juozas Augutis ir universiteto švietimo akademijos atstovai. Buvo aptartas savivaldybės ir universiteto bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimas, universiteto pagalba mokykloms, gimnazijoms, švietimo situacija Ignalinos rajone, ignaliniečių studijų, mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybės. Rajone šiuo metu vyksta seniūnaičių rinkimai. Informacija apie gyventojų susirinkimus seniūnaitijose bei kandidatus skelbiama spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje. Pasitinkant Laisvės gynėjų dieną sausio 12-ąją dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje Pergalės šviesa. Languose uždegėme atminimo žvakutes. Savivaldybė skyrė transportą nevyriausybinių organizacijų nariams vykti į Seime vykusius renginius. Rajono įstaigose ir Ignalinos krašto muziejuje vyko Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai. Reportažą apie tai matysite kitos savaitės laidoje. Viso geriausio. Ignalinos rajono policijos komisariato informacija ir įvykių apžvalga. Labadiena. Informacija iš policijos komisariato dėl pradėtų ikiteisminių tyrimų.
Gruodžio 9 dieną Ignalinos rajone Bėčiūnų kaime, būdamas neblaivus, nustatytas 3,29 promilės girtumas, 30-metis vyras, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonę, vairavo neregistruotą, be valstybinių numerių keturratį motociklą. Transporto priemonė nuvežta ir saugoma Utenos rajone automobilių saugojimo aikštelė Vyžuonėlių kaime. Gruodžio 14 dieną Ignalinoje bute Ateities gatvėje 42 metų vyras sukėlė fizinį skausmą 40-metei moteriai. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę. Gruodžio 15 dieną Ignalinoje Laisvės gatvėje neblaivus 28 metų vyras smurtavo prieš neblaivų 65 metų vyrą. Smurtavęs vyras sulaikytas ir uždarytas į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę. Gruodžio 31 dieną Ignalinos rajone bute Girminių kaime neblaivi 39 metų moteris sukėlė fizinį skausmą neblaiviai 61 metų moteriai. Smurtavusi moteris sulaikyta ir uždaryta į areštinę. Kitos naujienos. Gruodžio 1 dieną įvyko susitikimas su Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos nariais ir mokymai apie saugų eismą, atšvaitų svarbą, pėsčiųjų ir vairuotojų pareigas, bei pokalbis apie tuo metu artėjančią žmonių su negale dieną. Gruodžio 6 dieną Ignalinos rajone Ceikinių kaime policija tikrino vairuotojų blaivumą ir pėsčiųjų saugos priemonių naudojimą. Pažeidimų nenustatyta. Bendruomeniai įteiktos atminimo dovanos, kurios įsigytos iš projekto įvairių priklausomybių prevencijos įgyvendinimas, kurį finansuoja Ignalinos rajono savivaldybė. Gruodžio 7 dieną Ignalinos policijos bendruomenės pareigūnai kartu su Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovais susitiko su jaunimu Ignalinos atviroje jaunimo erdvėje. Kalbėta apie įvairias priklausomybės, o viena iš temų – išmanusis telefonas, administraciniai nusižengimai ir teisinė atsakomybė. Gruodžio 13 dieną Ignalinoje turistų ir Švenčionių gatvėse pareigūnai vykdė sustiprintą neblaivių vairuotojų kontrolę, kurios metu buvo tikrinamas transporto priemonių vairuotojų blaivumas ir kalbėta apie saugias keliones. Policijos pareigūnai patikrino daugiau negu 150 transporto priemonių vairuotojų. Vienam iš jų buvo nustatytas 0,8 promilės girtumas. Pareigūnai prašo principingai reaguoti ir užkirsti kelią vairavimui išgėrus. Pastebėjus įtartinai judantį automobilį, kilus abejonėms dėl vairuotojo blaivumo, būtina nedelsiant skambinti 112 ir informuoti apie daromą pažeidimą. Gruodžio 20 dieną pareigūnai vykdė netradicinę prevencinę priemonę, kurios metu drono pagalba buvo stebimos viešosios vietos, esančios šalia Ignalinos Česlovo Kudabos ir Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijų. Jos metu buvo siekiama nustatyti asmenis platinančius ar vartojančius narkotinės medžiagas, bei nepilnamečius asmenis rūkančius ar turinčius su savimi tabako gaminių ar elektroninių cigarečių. Priemonės vykdymo metu pažeidimų nenustatyta. Prevencinės priemonės bus vykdomos ir artimiausių metų, bei principingai reaguojama į nepilnamečių daromus teisės pažeidimus. Gruodžio 21 dieną pareigūnai į Lietuvos probacijos tarnybą Panevėžio regiono skyriaus specialistės Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio seniūnijoje vykdė bendrą tarp institucinę prevencinę priemonę Gyvenu taikiai ir su gyventojais susitiko jų gyvenamose vietose, kalbėjo apie gyvenimo ir užimtumo sąlygas, saugios aplinkos kūrimą ir ramių žiemos švenčių laukimą. Prevencinių priemonių tikslai ne tik glaudesnio tarp institucinio bendradarbiavimo veiklą, bet ir orientuojamasi į Ignalinos mieste ir rajone probacijos tarnybos prižiūrimų asmenų pakartotinio smurto prevenciją, šiems asmenims paskirtų draudimų, įsipareigojimų kontrolę. Nuo šių metų sausio 1 dienos kelių eismo taisyklėse atsiranda naujų reikalavimų elektrinių paspirtukų vairuotojams. Tarp svarbiausių pokyčių – ribojamas paspirtukų greitis, vairuoti šias transporto priemonės gali ne jaunesni nei 16 metų asmenys, nepilnamečiams šalmas privalomas visuomet, o suaugusiems važiuojant važiuojamąją kelio dalimi. Važiuojant važiuojamąją kelio dalimi privaloma dėvėti ryškiaspalvę liemenę ar įjungti šviesas. Abu reikalavimai privalomi tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui. Plačiau galite pasiskaityti kelių eismo taisyklėse. Sausio mėnesį šalies keliuose pareigūnai vykdys prevencinės priemonės. Nuo sausio 22 iki 25 dienos vyks vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją kontrolė.
nuo sausio 22 iki 24 dienos ir nuo 29 iki 31 dienos aktyviai kontroliuos asmenis pavojingai ir chuliganiškai vairuojančius transporto priemonės. Kiekvieną sausio penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį bus tikrinamas transporto priemonių vairuotojų blaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, bei atšvaitų ir kitų šviesą atspindinčių elementų naudojimas. Nepamirškite, tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui ne tik patys užsidėti atšvaitą, bet ir pasirūpinkite, kad jį užsidėtų ir artimieji. Priemonės tikslai – mažinti kelių eismo taisyklių pažeidimų, su jais susijusių eismo įvykių skaičių, ugdyti eismo dalyvių sąmoningumą. Daugiau informacijos apie įvykius ir planuojamus policijos susitikimus, renginius galite pasiskaityti Facebook paskyroje Ignalinos policijos bendruomenės pareigūnai. Tiek informacijos šiandien. Ačiū žiūrėjusiems, iki susitikimo po savaitės.